Taip, nuo kelių metų reikėtų pradėti buriuoti. Tai čia vienas iš tų hobių ar sportų, kur tu gali, būdamas ir 50, ir 60 pradėti tą daryti. Čia, jeigu kalba eina galbūt apie sportą profesionalumą, tai reikėtų nuo ankstyvos jaunystės tą mokintis ir lankyti tos būrelius buriavimo. Bet jeigu dėl savęs, dėl hobio, dėl visų kitų dalykų, tai tu gali pradėti bet kada, absoliučiai nėra jokio metų cenzo. Koks įvykis buvo nutikęs pats pavojingiausias buriavime, tai man asmeniškai gal tokių labai didelių nebuvo, ekstremalių. Vienintelė galbūt tokį išskirčiau, kai mes Lenkijoje buriavome ežeruose, buvo tikrai temperatūra oro nedidelė, iki 10 laipsnių, vandens temperatūra tikrai puikiai atsimenu, kad buvo 4-5 laipsniai ir mano geras draugas iškrito į tą vandenį. Tai buvo tikrai ekstremalu. Vis tiek tas laivas yra truputėlį kitoks, kada šverbota, sunku buvo jį pasimti, tai turėjom truputėlį streso, bet baigėsi viskas gerai, labai gera pamoka, tai tokią turėjom. Ką man reiškia žmogus už borto? Tai turbūt asmeniškai man reiškia tai numeris 1 kritinė situacija, dėl to, kad ją nedelsiant dabar reikia tvarkyti šitą situaciją. Kiek turime laiko, jeigu žmogus iškrito už borto į vandenį? Kiek tiksliai laiko, aš tikrai jums neatsakysiu. Čia reikėtų gal googlintis ar pasižiūrėti knygas, paskaityti, bet iš savo tos pačios situacijos, kuri mums įvyko Lenkijoje, kada buvo vandens temperatūra 4-5 laipsniai, mes žmogų įsitraukėm plius minus per 4 gal minutės, taip tiksliai nepasakysiu, bet per tas 4 minutės tu labai puikiai matai akyse, kaip žmogui dingsta jėgos. Tai reiškia, 1 minutė jisai juda, 2 minutė lėtėja, mes 4 minutę, kai ištraukinėjom, realiai jisai vos laikėsi už liemenės.